Taigi, sveiki atvykę į sekančią Edukus pamoką, su jumis mokytojas Edgaras ir šiandieną turim naują frazę, tai yra to cut someone some slack. Tai kaip sakiau, dabar turėsim seriją pamokų, kur mokomės įvairias kasdienės frazes, tokias naudojamas kasdieniai anglų kalboje. Ir šios dienos frazė yra to cut someone some slack ir tai reiškia, atleisti kažkam, tai suteikti kažkam tokią nuolaidą, ne ta prasme, kad kažką pirkti nuolaidą, bet nuolaidą, kad tiesiog labai nesmerkti dabar neteisti žmogaus, kad čia taip atsitiko. Tai jeigu pažodžiu žiūrėsim, turim to cut someone some slack, tai atkirpti kažkam truputį slack. O slack tai yra virvės dalis, kuri yra palaida. Tai reiškia, jinai nėra įsitempusi. Tai čia, manau, kad nuo to turbūt ir kilė yra, kad mes turim, tiesiog atkirpkim trupučiuką tos virvės žmogui, pagelbėkim, nesvarbu, kad čia taip jam gavosi. Tai pavyzdžiui, toks sakinys, atleiskime jam, pavyzdžiui, arba suteikime jam nuolaidą, kaip sakau, kabutėse, tai yra let's cut him some slack, ar ne? Let's cut, atkirpkime jam truputėlį to slacko. Tai tikrai dažnai naudojama frazė filmuose, kažkur serialuose, kasdienė kalboje tikrai galite labai dažnai išgirsti. Pavyzdžiui, dabar imkim bandyti arba stengtis, tai būtų to try, ar ne? Bandyti, stengtis, dėti pastangas, to try. Tai dabar jis labai stengiasi. Kaip pasakytumėt, jis labai stengiasi šiuo momentu. Mes sakome, he is trying very hard. Galima iš sakyti, he tries very hard. Tai būtų rutiniškai, esamojo laikų rutinišku. Bet čia aš turiu menį šiuo momentu, tai he is trying very hard. Ar ne? He is trying very hard. Ok. Tai dabar, pavyzdžiui, žodis taigi arba tad būtų žodelis so. Anų kalboje so, ar ne? Taigi, so. Sakysim so. Tai dabar ji labai stengiasi, tad atleiskime jai. Okay, tai nėra visai tiesiogiai atleisti. Tai pamatysit, kaip tai atrodo angliškai. Ji labai stengiasi, tad atleiskime jai, kaip tai skambėtų. Tai būtų she is trying very hard, so let's cut her some slack. Kaip visada sakau, pasispauskit pauzę, prieš tai, kol išgirsit anglišką atsakymą, tai let's cut her some slack. Atleiskim truputėlį jai, nesmerkim, labai neteiskim žmogaus, ar ne, galbūt nepavyko, turėjo kažkokį projektą padaryti, nespėjo, gerai, let's cut her some slack, ar ne, ką mes dabar čia teisim, ką mes dabar čia bandysim prie žmogaus kažką tai išspausti, atleisim, ar ne, galima, aišku, ne visada, ne kiekvieną kartą, bet vieną kitą kartą galima cutint žmogui slacko, ar ne, cut her some slack šiuo atveju. Tai visada dėkime tą asmenį kuriam. Tai jeigu mes ją atleidžiame, tai we cut her some slack. Jeigu man atleidžiate, you cut me some slack, ar ne? Tai mano pirma diena, atleiskite man. Kaip tai susidėliotų? Kaip visada sakau, spauskit pauzę, jeigu reikia, kad pirmą atsakytumėt jūs, tik tada išgirstumėt taisyklingą atsakymą. Tai mano pirma diena, atleiskite man. It is, arba it's, ar ne, jeigu apjungiu, it's my first day, tarkim darbe, pavyzdžiui, ar ne, cut me some slack, liepiamoji nuosaka, sakau, atleiskite, cut me some slack. Ten buvo let's, nes kartu atleiskime, o čia kai sakau atleiskite, tiesiog cut me some slack. It is, arba it's my first day, cut me some slack, ar ne, it is my first day, cut me some slack. It is, it's my first day, cut me some slack. Jie papasakojo man, kas nutiko, tad nusprendžiau jiems atleisti. Ar ne? Vėlgi, čia ne visai atleisti, taip, gerai, viskas sukeičia. Čia iš tos serijos. Neturim tokio mes kaip ir specifinio frazės, galbūt tiesiog man dabar neateina į galvą lietuviškai. Jeigu kažką matot, kad kažkas tiktų lietuvių kalboje, parašykit komentarą, pagelbėsit ir man, ir visiems kitiem, kurie mokysis šitos frazės. Kokį mes turim atitikmenį lietuvių kalboje, kad būtų panaši reikšmė. Jie papasakojo man, kas nutiko, tad nusprendžiau jiems atleisti, kaip tai skambėtų. Jie papasakojo man, kas nutiko, tad nusprendžiau jiems atleisti. They told me what happened, ar ne? What happened, so I decided to cut them some slack. Dabar šitoje vietoje aš
kaip ir specialiai palikau nedidelę klaidą anglų kalboje, nes šnekamoje kalboje kartais galim ir tą klaidą padaryti ir net niekas nepastebės, bet jeigu jūs netyčia pasakėt, they told me what had happened, jeigu įdėjot čia had tarp what ir happened, tai jūs labai teisingai padarėt, nes taip ir turėtų būti, turėtumėm past perfect laiką čia turėti, nes tas įvykis įvyko anksčiau, negu kad aš decidinau, ar ne, negu aš nusprendžiau, kad some slack, dėl to turi būti past perfect laike. They told me what had happened, so I decided to cut them some slack. Taip turėtų būti. Bet šnekamoje kalboje aš galiu tiesiog sakyti, they told me what happened, so I decided to cut them some slack. Okay? Yeah. They told me what happened, so I decided to cut them some slack. Tai atkirpti kažkam truputį slacko to, ar ne? Tokia mūsų frazė. Žinau, kad skamba keistai, bet patikėkit manim labai dažnai naudojama ir dabar, kai jau žinosit, kai girdėsit, tai dabar, kai žiūrėsit kokį serialą, išgirsit tą frazę ir žinosit, čia turiu menį, kad, paleisti žmogų truputėlį, neprikipti per daugiausiai, atleisti. Tokia nuolaidėlė nedidelė, ar ne? Tai tokia frazė, dabar kaip pasimatysim jau kitoj pamokoje ir turėsim naują kitą frazę. Tai ačiū jums ir iki. Viso.